230 tiek metų skaičiuojame mes, marijampoliečiai, o tai svarbi ir didų sukaktis Sūduvos sostinę vadinamai Marijampoliai. 18 amžiuje iš nedidelių kaimelių grafų butlerių ir marijonų vienuolių dėka išaugęs miestas. Žvelgiant į šaltinius, galime teikti, kad Marijampoliės vardas savo gyvavimo metus pradėjo 1758 metais, kai čia atsikraustė pirmieji vienuoliai marijonai. Augantis kaimelis su neblogai išvystyta infrastruktūra, grafų butlerių fundacijomis ir visoje Sūduvoje žinomu turgumi Magdeburgo miesto teisės gavo 1792 m. vasario 23 d. Jas suteikė valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis. Kartu su Magdeburgo miesto teisėmis Marijampoliai buvo suteiktas herbas – Šventas Jurgis kovojantis su blogiu, juodu slibinu. Tai tapo lyg gėrio prieš blogį pergalės simboliu. Šventas Jurgis jau ilgą laiką buvo vienas iš Lietuvos globėjų, todėl manoma, kad ši aplinkybė galėjo nulemti Marijampolės miesto simboliką. 18–19 amžiuje, kai Užnemunė pateko į Prūsijos sudėtį, Marijampoliai neteko herbo. Ir nors 19 amžius Lietuvoje paženklintas praradimais, netektimis, prievarta, Užnemunėje gimęs tautinis atgimimas tapo visos tautos šaukliu. Laikotarpiu, kuriame paprastų ūkininkų vaikai tapo tautos simboliais, valstybingumo kūrėjais ir švietėjais. Nors Švento Jurgio Marijampolė buvo netekusi daugiau kaip 100 metį, tačiau šis gėrio prieš blogį simbolis mūsų žemė sergėjo visą 19 amžių. 1918 metais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę visa miesto simbolika buvo sugrąžinta. Tarpukaris tapo atokvėpio dešimtmečiais. Tai kūrybos ir augimo metai, kai miestas plėtėsi, augo, o marijonai vienuoliai ir vėl grįžo į savo žemes. Daug iškilių žmonių, asmenybių, kilusių iš Suvalkijos galime skaičiuoti ir įžvelgti per 2 nepriklausomybės dešimtmečius. Sovietinis laikotarpis vėl išbraukė herbą iš mūsų kultūrinio identiteto suvokimo. Bet kartu su nepriklausomybė grįžus laisvei rinktis, Marijampolės miesto heraldika buvo vėl atkurta pagal Lietuvos metrikos ikonografinę medžiagą. Herbą Lietuvos Respublikos prezidentas patvirtino 1997 m. gruodžio 18 d. Taip Šventas Jurgis ir vėl tapo Marijampolės miesto dalimi. Jeigu dar kartą pažvelgtume į visą Marijampolės miesto praeitį, suprastume, kad istorija ne miestas, ne architektūra ar vadovėliai, visa tai tik sudedamoji viso ko dalis. Svarbiausia vaidmenį kuriant miesto istoriją nulemia žmonės puoselėjantys kultūros vertybės, savo darbais svariai prisidedantys prie miesto ir mūsų visų gyvenimo kokybės augimo socialinę, kultūrinę, švietėjišką, meno, medicinos, ekonominę prasme. Todėl siekiant pagerbti šių žmonių darbą, pasiekimus, jų valios pasiryžimą, Marijampolėje jau ne vieną dešimtmetį apdovanojami žmonės už ypatingus nuopelnus įvairiose srityse. Marijampolės garbės piliečio ženklo apdovanojami asmenys už Marijampolės miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, savo darbais ir veikla meno, mokslo, kultūros, sporto, visuomeninėje ar kitose srityse. Taip pat už svarų indėlį kuriant Marijampolės savivaldybės gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę. Pirmasis Marijampolės miesto tarybos sprendimas apdovanoti 3 asmenis Marijampolės garbės piliečio ženklu buvo priimtas 2000 m. vasario 17 d. Nusipelnęs marijampolietis tai apdovanojimas, kuriuo pagerbiami kraštiečiai už ypatingus nuopelnus įvairiose srityse, už atsidavimą savo darbo sričiai, kultūros, istorinės atminties puoselėjimą. Nuo 2004 iki 2008 metų šiuo apdovanojimu pagerbti 26 asmenys. Švento Jurgio Marijampolės globėjo ordino ir Švento Jurgio Marijampolės globėjo medalio apdovanojimai pirmą kartą įteikti 2009 metais. Tuometinis Marijampolės miesto meras Vidmantas Brazys žiniasklaidoje teigė, kad iki tol turėti apdovanojimai buvo skirti labiausiai miestą regioną garsinantiems žmonėms. Tačiau yra ir daugiau žmonių, kurias norėtųsi pagerbti. Todėl dar 2008 metais Marijampolės miesto taryba įsteigė Švento Jurgio Marijampolės globėjo ordiną bei medalį. Šie apdovanojimai įteikiami už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje, visuomeninėje veikloje, mokslo, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, verslo, ūkio, karybos bei kitose srityse.
Marijampolės miestas ir Sūduvos regionas turi kuo didžiuotis. Šimtus žmonių, šimtus garbių kraštų ir visuomenė atsidavusių asmenybių suskaičiuojame šiandieną. Tai žmonės verti mūsų pagarbos ir mūsų dėmesio. Norėdami užfiksuoti šių asmenybių gyvenimo darbų, veiklos pasiekimus, Marijampolės savivaldybės ir bibliotekos kolektyvų iniciatyva Kraštotyros portale Nori žinoti buvo sukurtas atskiras elektroninis leidinys, kuriame atsispindi visų 266 asmenybių gyvenimo biografijos, veikla, atsidavimas darbai bei žmonėms. Portale Nori žinot patalpinti biografiniai garbingų asmenybių aprašymai, atskleidžia savitą mūsų miesto veidą, kuriame dera istorija ir šiuolaikiškumas. Portalo turinys yra dinamiškas, todėl kviečiame nesustoti bendradarbiauti su portalų kūrėjais, dalinantis faktinę ir vaizdinę medžiagą. Pildykime bei branginkime informaciją apie žmonės, paskutinius 30 mečius prisidėjusius prie miesto ekonominio, socialinio ir kultūrinio klestėjimo. Suprasdami savo krašto ir savivaldos informacijos, istorijos bei kultūros svarbą, skatinkime bendruomenės įsitraukimą į paveldo pažinimą. Kvieskime prisiminti, žinoti ir didžiuotis tais, kurie kūrė ir kuria mūsų miestą.